Sveiki visi, esu Deividas. Šito automobilio vairuotojas labai šiandien stiprus vėjas. Esam netoli Kelmės, užsidarę greičio ruožą, kuriame bandysim su Benediktu pasižiūrėti, ar jisai tik drifteris, ar gali būti realistas. Tai pasižiūrėsim jo galimybės, nes realiai jo šeima tokia prie autosporto, tiek mama, tiek tėtis, šiaip ir visą gyvenimą jie dalyvavo ralio virtuvėje, tik tai kažkaip nežinau, kažkoks kontaktas atsijungė ir vienintelis nukrypo į šoną, į driftą, tai bandysim pasižiūrėti, ar visgi ralis ar driftas. Turim du ralio automobilius, pirma klasė, antra klasė, bet pradžiai pradėsim nuo susipažinimo su trasa, pažiūrėsim, kaip Benui sekasi, ar visai skiria dešinę nuo kairės. Čia gali būti sudėtingai. Žinok, žiauriai nerimavau, visą naktį nemegojau, atrodo kaip prieš varžybas kokias. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip ten Benu gaunasi. Tu šį prisimeni? Ką? Nu, kaip... Kur kairė, kur dešinė? Kaip stenogramą daryti, kaip tavo tėtis darydavo. Nu, plius minus žinau, kaip tas vyksta. Yra papasakota šitos temos. Tai nežinau, pažiūrėsim, kaip gausis. Man irgi tikrai įdomu, nes nesu bandęs iš tikrųjų. Esu kažkada prieš kokių turbūt 10-12 metų bandęs su draugu sudarinėti stenogramą, bet tai čia irgi tas buvo prieš 10-12 metų. Tai tikrai bus įdomu, kaip čia seksis ir kaip čia sako, žinai, su kuo čia valgoma. Ja. Matai, čia bus daugiau nei... Vėjas didelis. Daugiau nei 4 posūkiai, bus 4 km greičio ruožas, nežinau, ar Benas atlaikys tokį spaudimą. Man neįprasta, žinai, taip toli važiuoti. Ja. Kelio danga irgi keisis pakankamai dažnai pagal orų prognozes matyti ir pagal vėją. Tai va, ką, bandom važiuoti, pasižiūrėti, kaip tas žvyras atrodo. Lekiam. Čia dviese ir ką veikt. Manau, kad skleidžiam, kol nevėl. Pirma netektis žodžių. Vėjas, pasikrepšė palapinę. Tikiuosi ir paskutinė. Į dešinę? Į kurią? Kas tik iš karto. Bet šiaip, vis tiek, tu kai gyvenai tipo su tėčiu, kuris iš tiesų raliavo, nevirpėjo mintis, kad vis dėlto reikėjo ne drifto, o ralį. Mama neleido. Realiai yra tokia tikra istorija, kad mama neleido. Nu, bet šiaip bandysi ir slalomės, ir vis tiek, kaip sakyti, eitom pačiom tėčio pėdom, o driftas visiškai į tą pusę. Matai, slalomas man, kaip pasakyti, atsibodo, aš 3 metus slalomo važiavau, užbaigiau greituminių slalomų, kur irgi man neleido važiuoti, bet aš vis tiek važiavau, nes iš tikrųjų yra pavojinga važiuoti Kačergoje be lankų. Tai paskutinis sezonas slalomo jo greituminių pasibaigė. Tai Natavičius tapo čempionu, aš likau antras. Ir kažkaip norėjusi kažko kito, kažko greitesnio, įdomesnio. Ir draugai tiesiog važinėjo su BMW 30, siminėjo šonaslydį, žinai. Tai gavosi, kad nusipirkau kėbulo, daug bulvių maišų detalių ir susirinkau. Ir vat nuo to viskas prasidėjo. Pirmas tavo ralio greičio ruožas? Su Volkswagenu. Yeah. Tipo, aš tau turiu sudarinėti stenogramą. Jo, tu man sudarinėjai stenogramą, ką tu matai, žinai, tu man perteikė ir aš užsirašinėjai. 100 tramplinas. Tu mane pataisyk, jeigu aš atstumais čia grybą pjaunu. Supranti, kad mes kiekvienas skirtingai matom tą atstumą. Tu matai čia 100, aš matau 30, tarkim, arba 70. Kitas iš vis čia mato 200. Kiekvienam skirtingai. 20, dešinys, 3, 10. Matai, atmogulė. Neišleisti. Jo, neišleisti. Ir čia, man atrodo, yra, žinai, ar kelmas, ar kažkas. Jo, kelmas. Tai va, irgi nekirst. Ir po finišo rekomenduoju, žinai, visą laiką užsirašyti stenogramą, nes dažniausiai visi įvykiai atsitinka po, nes tu prarandi, žinai, koncentraciją, jau atsipalaiduoji, finišas. 2, kiek čia? 200. Ja. 200 tramplinas. Kad tu žinotum, žinai, kas bus, kad tu turėsi atstumą, žinai, nusimest, išjungt antilagus ir toliau. Nu, pasakok. Viena dalis kaip ir plius minus, aišku. Sakau, kaip pirmam kartui vienu metu daug labai informacijos. Kaip ir pirmą kartą sudarai tą stenogramą pats, tai turi galvoti apie posūkius ir dar realiai į dangą atsižvelgti, ko nepadariau ir vidury tik tai pasakei. Tai gerai, kad yra antras kartas. Belnas skyrė, tai čia dėl to esu ramesnis, tik tai nežinau,
ko tikėtis, nes jisai netkreipė dėmesio nei dangą iš pradžių, nei kur kirst, kur nekirst. Aišku, vis tiek nauja patirtis. Nežinau, aš turbūt daugiau stresuoju negu jis. Tas tai šaltų veidų čia stovi šalia mūsų. Sakiau, kad čia aš reikėjo čia būti Ja. ir pasivažinėti. Ne, šiaip viskas gerai. Realiai niekada to nebandęs, nedaręs, tai 2 važiavimai tik tai ir viską pabandyti susirašyti, pamatyti ir suprasti, ką reikia susirašyti, tai tikrai yra sudėtinga. Tai kažkiek Deividas padėjo, kažką užsirašėm, o toliau matysime eigoje, ar ten kažkas tinka ar netinka. Ar posūkis į tą pusę ar ne į tą. Smagiausia, kad Benas greitai orientuojasi, žinai, greitai gaudosi ir visai ten greit įgavom tą... Nu, nešaškiamgi žaidžiu. Ja. Tai, o kaip jam bus, pamatysim visai greit. Gal reikės ir šaškiam žaisti. Čia yra vienas šūdas, čia yra kitas šūdas. pralekėm 3 kartus tą patį, tai su kiekvienu kartu vis drąsiau ir drąsiau, bet oras tai tragedija iš tikrųjų.
Sukibimas yra vienam posūkiai realiai, o visur kitur labai slidu. Tai dėl to sunkiau ir tą greitį labai sunku atitaikyti, įvažiuoti posūkius. Bandžiau, aišku, ir vienaip, ir kitaip, biški drifto, biški ne, bet šiaip tai labai įdomu. Ką tu papasakosi iš keleivio pusės? Buvo žiauriai linksma. Tikrai juokėmės nemažai. Jo, net vienoje vietoje stenogramą pamiršai skaityti. Žinai, per balas jisai varo, nesitikėjau, kad jis su viena ranka vairuos, kad, galvau dviem, ten jau užtampė, ten, nieko nesimato, valytuvai valo, bet susivairavo, buvo linksma ir važiavom toliau. Bet šiaip sakau, labai slidėja ta danga, labai blogėja kelias ir su kiekvienu važiavimu tik blogiau ir blogiau darosi. O šiaip? Šiaip gerai, žmogus žino, ką daro. Kaip sakoma, obuolys nuo obels netoli lieka, ne vėl, kaip jis ralį vairo. O šiaip tai labai smagu. Noriu dar kartą. Driftas realiai yra vienoje vietoje ir tu turi treniruočių prieš važiavimus ir panašiai. O čia atvažiuoji realiai į dopą, kurį prieš tai važiavai su standartinė mašina, kažkokią susirašinėjo ir neminiai. Tai realiai turi iš pirmo karto žinoti. Ir jeigu toks oras, tai turi būti labai atsargus. Tai ta danga labai keičiasi ir realiai su kiekvienu pravažiavimu jinai toks vaizdas, kad slidesnė darosi. Tai ir tos dangos skirtumų yra turbūt 10 kartų daugiau negu drifte, nes drifte yra 3 variantai, šlapia sausa arba pusiau sausa. Ir tiek žinių. Yra dar niuansas, naujas asfaltas, senas asfaltas. Bet, šiaip sudėtinga, įdomu, jeigu leis dar kartą gal pralėksiu. Dabar sodinam į šoną ir bandom pasižiūrėti. Į normalią mašiną. Iš kitos perspektyvos, kaip atrodo. Slidu. Čia labai. Kažkaip. Nu ką, manai? Eik tu. Žmogus nesitikėjo, kad iš tikrųjų taip slidu. Tai pravežė su N5. Tai nepalyginsi su kompaktėliu. Tai raketa, ir posūkėse kimba, stabdai stoja, spaudi lekia, tai tikrai visai kitaip šonė sėdėti. Iš tikrųjų net baisu buvo, po pirmų 3 posūkių diržus dar prisitempiau. Bet žinok, aš irgi tempiau skaitų važiavai. Aš tikiu. Nežinai, jau neaišku, ar tu nemaišai, pusį girdi, negirdi, žinai, atsimeni. Ai, prigąstinęs jau normaliai, ne? Nu tai kaip, būsi realistas? Užsiregistravau, bandysim dabar kažką įgyvendinti galbūt. Tai va, apibendrinant, tikiuosi, sakau, būsi realistas. Dar mokytis ir mokytis, bet pratmenis yra. Yra, viskas gerai. Taip kad iki kitų susitikimų.